Esam čia šitam kabinete, dėja jis nėra labai džiaugsmingas. Mūsų procedūros iš tikrųjų yra labai skausmingos ir tikrai patvirtins ne vienas vaikas, kas yra gavęs į petuką vaistą, kokia tai yra skausminga procedūra. Ir koks būna stebuklinga akimirka, kada tu ištrauki pleistriuką, išrenki tą. O šie pleistriukai turbūt tiek mažiem, tiek dideliem daro stebuklus. Pamatytumėt veidus didelių vaikų, kai tu ištrauki kokią princesę ar dar kažką. Atrodo, kad viską jie pamiršta. Visas procedūras. Šitie maži dalykai, jie daro tikrus stebuklus. Iš tikrųjų noriu nuoširdžiai padėkoti tokiems žmonėms kaip Aistė Furajevaitė, kurie metai iš metų daro tokius dalykus, kaip kaupia tokius pleistriukus, dovanoja mums, dovanoja džiaugsmą vaikam. Ir iš tikrųjų mūsų procedūros tampa daug smagesnės. Kai vaikai pasveiksta, tai yra pati didžiausia laimė ir tai yra mano įkvėpimas, dėl ko aš esu čia, dėl ko aš ką darau. Labai daug pleistrų, daug džiaugsmo, visokių yra ir su superherojais, ir su Elzom. Prieš gerą mėnesį turbūt atsidūrėm Kauno ligoninėj ir va dabar mūsų antri namai yra čia. Tenka ištverti visko ir vaistų leidimai, ir adatų pakeitimai, ir kitokie visokie vaistukai. Tai tokie maži dalykai, kartais atrodo tiek nedaug tai reikia, kad tiems vaikams bent kažkiek būtų geriau, lengviau, smagiau, kad ta šypsena veide atsirastų ir tas turbūt pagrindinis lobių tai yra pleistriukai ir tas žaidimų stalčiukas, tai žaisliukai visokie. Tai atrodo, kad ir kaip skausminga, bet tu žinai, kad vis tiek paskui gausi kažkokią dovanėlę, bus kažkiek apdovanotas, tai man atrodo, kažkiek tą skausmą turėtų palengvinti visi šitie tokie maži dalykai. Jaučiuosi gerai, tikrai daug smagiau negu su vatos tamponėliu, bet kai duria biškį nemalonu. Didelis ačiū Aistei, kuri padovanojo visą šitą mums ir daro šitą akciją kiekvienus metus.